Piktežeris Plateliuose. Štai jisai. Leisimės į pakalnę, ten mumis pasitiks Kipšius, o toliau Piktežeris. O mus pasitinka Kipšius su sparneliais, rankeles gražiai padėjęs. Va, koksai gražuolis. Čia kažkoksai toksai irgi ant tokio gyvūno. Jisai keliauja, šernas turbūt, nes viena iltis matosi šone, va čia va. Aha, padidinsiu aš jį, va, kaip jisai atrodo gražiai. Meditacinėje formoje. O mes šito takučiu einame pirmin. Štai jisai, toks tyras ir spindintis vandenėlis. Štai čia yra tokia apžvalgos aikštelė, nuo kurios galima pasiveizėti. Nu, mes pabandysim pasižiūrėti. O, čia tokia minkšta. Varlė šokinėja. Pabandysime biškį arčiau prieiti. Varlė šokinėja. Va, kiek jų. Jo po kojomis mano čia vėliena. Ir matytas vanduo jisai palenda po šitą vėlieną. Jo matosi, va, krantas tiesiog eina tenais. Labai gražu. Šitą vietą mena irgi tokia istorija, kad per tą vietą ėjo kažkada kryžiuotis. Ir jisai va į tą smukį ir įsmuko. Kadangi jis buvo negelbėjimo ratais apsisaugojęs, o turėjo ant savęs užsidėjęs šarvus, tai ir įsmuko ir nuskendo. Na va, tokia istorija šitos vietos nelabai gera. Norite pamatyti vandens drakoną? Štai jisai. Šiek tiek pritrauksiu. Va jo galva, jo šeriai virš galvos. Na, o čia irgi gyvūnas, akis, toksai susirūpinęs, irgi vandens gyvūnas. Irgi viena forma. Nutrija. Nu, vienas iš vandens gyvūnų. Kaip gražiai atrodo, kaip atsispindi gražiai miškas vandenyje. Štai Platelių Švento Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija švenčia 500 metų jubiliejų. O, kokie du vyrai. Vienas rodo į šventą knygą. O kaip anais gerais laikais atrodė visi. O štai pati bažnyčia tos parapijos. Viršuj kryžius. Čia kryžius. O čia varpinė. Yra iš tos pusės, iš mano pusės mažas varpelis, o per centrą yra didelis varpelis. Užeinam, pažiūrėsime. Vidų.
Visa bažnyčia medinė. Marija. Labai įdomus kryžius. Stiklinis, tai yra veidrodinis. Veidrodinis kryžius. Labai gražus. Čia Kristus. Jau nukryžiuotas, paimtas ant kelių. Čia du angelai į šonus. Tvarko kipšiu. Labai įdomi sakykla. Medinė. Štai visa šventųjų šeima. Labai gražus Dievas viršuj. Su barzdele, kai priklauso. Padidinsiu biškį. Jeigu matysis. Va. Čia galima uždegti žvakėlę. Tai ir mes padarysime. Štai uždegėme žvakelę. Dėl visų gyvų būtybių labo. Maži tokie gražūs vargonai. Viršuj. Štai. Metų jubiliejus. Oi. Labai įdomu. Pati bažnyčia, jinai turi centre tokį bokštelį. Va. Ir pati bažnyčia yra kryžiaus formos, nes yra bokštelis. Va. Dar kartelį. Čia yra bokštelis centre, o į šonus va kryžiai. Tai pati bažnyčia reiškia kryžiaus formos. Medinė kryžiaus formos. Parapijai 500 metų, o čia yra Platelių bažnyčiai 270 metų.
Tai reiškia, šita bažnyčia 270 metų yra. Na, nuo 1744 metų iki 2014. Tai 2014 metais buvo 270 metų. Na, dabar mums reikia dar pridėti. Dabar yra 2023. Tai reikia dar šiek tiek pridėti ir mes jau turime dar didesnę datą. Gerai. Čia yra tam jubiliejui skirtas kryžius. Ten nukryžiuotasis, čia Marija turbūt. Apeisim iš kitos pusės. Va štai bokštelis iš kitos pusės. Jo, bažnyčia kryžiaus formoje. Ir kaip įdomu, jinai yra su kaip senovėje tokiais lentelėmis medinėmis padengta. O, įdomu. Ir šį čia matosi yra ankapis. Grafaitei Marija. O, čia matyti nelietuviškai. Netgi liežuvis neapsiverčia man, negaliu pasakyti kaip. Nu, bet kad Marija tai tikrai, bet va čia toliau tai. Ir grafas Gabrielius. Nu, Gabriel irgi vat. 30 ir 35 metais paliko šitos kūnus. Toks didelis, toks tvirtas. Netoli bažnyčios turbūt geras fundatorius buvo. Šitos bažnyčios tas grafas. Na ir užbaigiant, viršuje yra trispalvė tame skliaute va. Pabandysiu pritraukti, gal pasimatys. Geltona spalva. Žalią spalvą man duodavo šičia kaip mėlyna. O šiaip tai yra geltona, žalia ir raudona. Bet man čia va saulė kaip muša iš tos pusės ir spalvas pakeičia šiek tiek. Tai va taip va. Štai Platelių dvaro rūmų pamatai. Na, kaip matome iš vaizdelio, tai tik tai pamatai. Daugiau čia ir nėra. Pačių rūmų nėra. Kas čia parašyta? Čia tie rūmai buvo 17 amžiuje antroje pusėje pastatyti ir jie buvo įsivaizduoti iki 1943 metų, nes 1943 metais rūmai sudegė. Va taip va. Nu, dabar jie nori vėl juos atstatyti, ieško pinigėlių, bet va kokie jie buvo va. Va tokie. Šitokie vyrai sėdi, vienas su kanklėm, o šičia. Va. Čia viduje kaip atrodė. Jo, laikas daro savo. Užėjo gaisras ir viskas. Netoli to dvaro buvusio yra baubliai. Va koksai medis su stogeliu. Kaip baublys. O nuo baublių antroje pusėje labai gražus ir įdomus medis. O, einam pasižiūrėsim. Vai, kokia graži drevė viduj. O,
Jis aptvertas šitokia tvorele, čia iš vienos ir ratu. Matyti jisai buvęs su daugiau kamienų. Vienas kamienas jau lūžęs, tai uždėtas dangtis ant viršaus. Bet labai gražiai atrodo. Einam paskaitysim. Kas čia per toks gamtos stebuklas? Raganos uosis. Vo kaip. Aukštis 32 metrai, amžius 200 metų. Nu, jau gali čia jisai papasakoti mums. Va čia 2008 metais vasarą stipri audra nulaužė Raganos uosio centrinį masyviausią kamieną. Prie įvažiavimo į Platelius yra angelo skulptūra. Va taip žmonės įsivaizduoja angelus. Su tokiu gražiu šlipšu. Pritrauksiu šiek tiek. Va, koksai šlipšas ilgas. Va taip va. O pačioj graži gėlė. Tai va. Koplytstulpis prieš įvažiuojant į Platelius. Kryžiuotasis. Čia Marija.